Kol dar sniegas neištirpo, išbandykim dar vieną pramogą ir aplankykim dar vieną vietą. Ir tiesą sakant, atvykau čia ne šiaip, o žinau, mačiau, kad vasara yra tokia savadarbė pirtelė, padaryta tiesiog iš rąstų, ne iš rąstų, iš pagaliukų, iš plėvelės ir galvoju, kodėl nenuvažiavus čia žiemą ir kodėl nepabandžius čia tos pirties susikurti būtent žiemą, kai yra toks gražus, baltas oras. Bet manau, kad pirmiausia atsikasam kažkokį mažą takelį ir ta pirtis yra ten šiek tiek paėjus, dasikasim, pasižiūrėsim, kokios ten dabar situacijos ir kažką bandysim konstruoti. Po ilgų kasimų pavyko iki tos pirties prisikast, kaip sakau, čia tokia visiškai tiesiog iš pagalių sukalta, surišta, padaryta akmenys kūrenimui toks. Ir manau, kad kažką tai bandysim sukonstruoti iki galo. Čia ta plėvelė yra, nežinau, turbūt reikės čia atsikast, pasižiūrėti, ar čia tą plėvelę dar galima kažkaip panaudoti. Ar tiesiog atsivežiau šiek tiek kitokios plėvelės, tai tiesiog visą plėvelę pakeisti. Bet manau, kad pirmiausia tiesiog reikia viską įsikast, viską kas viduj, aplinkui, kad būtų galima prieiti, atsikasti ir tada pasižiūrėti, ką čia su ta plėvelė galima padaryti. Dabar tiesą sakant, net nežinau, kaip čia geriau daryti, nes atsivežiau plėvelės, bet žiūriu, kažkokios plėvelės čia po sniegu kaip ir yra. Tai gal variantas, kad tiesiog reikia ją gerai išsivalyti, atsikast ir bandyti tą pačią plėvelę, reikia bandyti sukti. Pažiūrėti, jeigu jinai nėra labai kiaura, tai jinai netgi pririšta jau čia. Nors tiesą sakant, per kiek vasarų nemačiau, kad ją kažkas čia tą pirtį naudotų. Bet gal kažkas pasidarė, gal kartais naudoja, kad neišdraskyti, jeigu plėvelė gera. Viską gerai dar išsivalyti. Ir pabandom, jau čia pažiūrim, kokia būklė tos visos plėvelės yra. Ar įmanoma čia kažkaip prišildyt bus tą pirtį, ar per tokią plėvelę ne. Vis dėlto plėvelę nuėmiau ir nes pasižiūrėjau, kad jinai visa labai jau skylėta, suplyšus, visa nieko iš jos nebus. Aišku, pradėjau abejoti šiek tiek. Aš tai atsivežiau ne tokią tipo plėvelę, o tokia būna sukama. Po to parodysiu ir galvoju, ar kai čia suksiu, man biškį ne per arti bus visas tie akmenys pačios plėvelės, ar man nepradės pati plėvelė lydytis. Gal ne? Gal. Ir manau, kad iš pradžių plėvelės gal neverta net sukti, reikia kurti ugnį, kad po biškį vis tiek akmenys pradėtų šilt. Ir tai šiaip pavojinga, kai akmenys šlapi, jie gali pradėti netgi trukinėti, skilinėti, sproginėti. Kiek laiko čia kurensis pirtis, tiesą sakant, irgi nelabai įsivaizduoju, akmenų daug. Manau, kad kokią porą valandų bent jau pradžią tikrai reikia leisti pakūrenti, kad akmenys gerai kaistų. Nu, ar valandą, nežinau, įdomu, kaip čia degs. O tada jau čia tą plėvelę pabiškį reikės eiti, sukti ir žiūrėti. Šašlikinė. Kurgi sporto fano virtuvėlė. Irgi šiandien turės būti padaryta, ne? Gamta, pirtis kūrenasi, virtuvėlės rubrika šiandien irgi bus. O kas virtuvėliai? Sužinosim vėliau.
Kol pirtis kūrenasi, reikia po biškį ir maistui ruošti. Kas nori šokolado, kelias plytelės suvalgyti. Man tai grinai kaip šokoladas atrodo. Kvepia irgi neblogai. Dega irgi neblogai. Paprastas būdas užkurti laužą. Aš aišku sakiau, užkūrus pirtį kokias 2 valandas leist pasikūrenti, bet pripažinsiu, kad laukti yra labai nuobodu ir žinot, tiek to. Atsivežėm kelis va toks rulonus. Bandysim sukt, man atrodo, aplink pirties šonus, automatiškai ir akmenis biškai greičiau kais ir pažiūrėsim, man tai biškai tokia nerimas, ar šita, čia kaip ir maistinė plėvelė, o jinai karščio nėra taip, kad visiškai bejotų ir per atstumą pradės lydytis. Ja, paskui bus. Pirtis kūrenasi, akmenys garuoja. Šiaip viskas gerai, dar tik tai va šitoj vietoj man biški, ar čia va, kai suksis, nesilies tiesiogiai prie plėvelės tas skarda. Na, jeigu kažką reikės suimprovizuotai pagalvoti. Ką, žinau, pradžia gal visai ir nebloga. Manau, kad kelis kartus reikia pirmin atgal suvaryti sienas, reikia kažkur tai duris pasidaryti, o tada reikės ant galo galvoti kaip ir stogą, bet stogą tikrai vėliau. Reikia sienas dar vyniot. Viskas, vieną ruloną suviniojom. Šiaip manau, kad visai normaliai. Aišku, apačioje tai čia plyšių kiek norėsi, tiek ir rasi, bet manau, kad užtenka sienam. Dabar reikės pasidaryti duris ir kitą ruloną pasilikti po tavo pabaigai stogai. Kur duris daryti? Čia ar čia? Nežinau. Čia gal patogiau. Čia visai apačia gerai priglūdus, čia daugiau plyšių, tai gal čia reikia duris ir daryti. Bet čia bus mūsų pirties įėjimas. Nežinau, duris gal tokio aukščio kokią daryti. Kažkaip 4 pavyks įlipti. Čia ir čia tokia. Nu, bandom. Gal čia iki apačios nepjaut, nes jeigu apačio nupjaus, tai jaučiu čia praras visą tvirtumą. Aišku, pro tokią skylę irgi neįlysiu. Nebent čia tokį pjovimą daryti. Arba gal į viršų biškį padidint, tada turim lipnios juostos. Ir čia tokį, tipo, kiekvieną kartą čiuk. Užkliuot, nu pabandom gal čia pradidint. Blogiausia atveju plėvelės, jeigu ką daryt. Gerai, gal žmogui užteks. Pabandom įlyst. Gerai, žmogui išeina įlyst. Ar čia šilčiau negu lauke? Ne, nes nėra stogo, žinok, tai nešilčiau. Bet gerai, laužas kūrenasi. Tuoj biškį reiks malkas patvarkyt. Ir gerai, turim lipnios juostos, reikia kažkaip dar šitą dabar duris pagalvot, kad nebūtų toks visiškai atviras. Aišku, ką tu čia labai sugalvosi. Ai, gal, o jeigu atskirą tokį kažkaip įklijuot. Šiaip jaučiu, žinot, sugalvojau, tuoj palaukit. Va, ką sumaščiau, paėmiau iš plėvelės atraižos tokį, palauk, čia net šitą biškį prikabinau. Čia va tokį, įeini ir uždengia. Faktas, kad nėra labai sandaru, bet žinot. Manau, kad visai neblogai. Čia įlendi, šitą taip ir manau, kad dabar reikia tik tai jau nešt malkų, dar šildyt. Turiu ir termometrą, nežinau tik tai kurį padėt, kad tiksliau rodytų. Jaučiu ant akmenų, kokių reikia dėt. Gal tada biški skaičiai gražesni bus. Taigi, sveiki atvykę į Sporto Fano virtuvėlę, kol kūrenasi pirtis, kol kūrenasi laužas, kur bus kepama mėsa. Ko mums reikės be mėsos? Tai žinoma lavašo, žinoma reikės agurko, pomidoro, salotų. Spjaustam agurką kubeliais, turbūt bus paprasčiausia.
agurkus turim, toliau pomidorai. Pomidorus supjaustam į 4 dalis. Salotos mano darže užaugintos, tik tai gerai supasuotos, bet jau mano supjaustytos. Tai tiesiog salotas supakuosim vėliau. Viskas, laukiam, kada įsikūrens laužas, kepsim mėsą. Reikia kažkiek tai stogą, galima būtų pusę stogą gal padaryti, kad po to liktų tik tą kitą pusę. Tai ir šils kažkiek tai viduj ir po to bus greičiau. Pažiūrėsim apskritai kaip tas stogas. Aš tai įsivaizduoju, reikia pirmyn atgal kažkaip tą plėvelę vinguriuot ir šonas čia dar sulipnė juosta kažkaip to šonus pakliuot, kad laikytųsi. Bent jau aš taip galvoju. O ar praktiškai kažkas tokio gausis, kaip aš noriu? Čia jau klausimas. Pusę stogo užsiklijavo kažkokiu būdu. Tai pamakaluojant pirmyn atgal. Pusę stogo palikta dar neklijuota, nes dabar ten įėjus tai kaip katiliniai geroj. Dar biški šonas apsikasė, kad tarpo tokia nebūtų. Ir ką? Kūrenasi, malkų primesta. Tik tai į akmenys, tai žinokit, dar nečirška. Man atrodo kažkaip galėtų greičiau ten kūrentis viskas. Viskas, pagaliau einam mėsą kept. Nežinau, kūrenas. Žaryjų vis tiek nieko čia gero nėra, bet manau, kad vištos gabaliukam tikrai kaitros užteks. Pusiau ant ugnies, bet gerai. Čia bus pirmas etapas, mėsytę iškepa ir, kaip sakiau, einam toliau tortilių daryti. Kad geriau vištą keptų, man atrodo, reikia ir kokią dainelę padainuoti. Kepa, vištą kepa. Ne, šiaip, man atrodo, jau iškepė, ne? Biškai net pajuodo, kai kur viščiukas. Ai, ne, geriau šitą nesakyti. Gerai, kvepia gerai. Jau čia imam vištą, einam out ir darysim galutinį patiekalą. Turim lavašą. Išsitepsim jį majonezu. Tada ant padažo dedam salotų, pomidoriuko, agurkėlio, tada žinoma mėsytės, biškį pasmulkinam į porą dalių, kad nebūtų kaip cielas šašlykas. Tada pasirinktinai padažą, vienas čia kažkoks tai barbekiu, kitas irgi barbekiu, bet biškį kitoks. Nu gerai, imam šitą. Tada žinoma sūris, produktas, kuris tinka kiekvienam patiekalui. Ir dabar sudėtingiausia dalis. Reikia kažkaip viską sulankstyti. Nu gerai, turbūt pradedam nuo pačios. Tada lenkiam vieną pusę. Tada lenkiam kitą pusę. Ir galiausiai visą šitą dalyką suvyniojam į foliją. Ir nešam ant ugnies, kad dar viskas trumpai pašiltų. Dar tokia mini ugnelė, biški žarijų, biški ugnelės ir tiesiog padedam. Iš vienos, iš kitos pusės pašildysim ir bus, manau, kad puikus maistas. Žodžiu, gerai kepam šitus. Iš vienos, kaip sakiau, iš kitos pusės biški pavartam, kad neįkaistų. Ir to ragausim. Pažiūrim, kas čia gavosi. Aišku, net nebijoju, kad gavosi skaniai. Puikiai. Labai gerai, kad ant galo dar biškį pašildyta ant grotelių, tai toks, ypač kai aplinkui vėsų tas šiltas maistas, tikrai skaniau negu būtų tiesiog šaltas susuktas. Bet šiaip skonis tikrai labai geras. Taip, kad tokia šiandien sporto fano virtuvėlės rubrika. Naudokite, žinokit, receptai tikrai verti dėmesio. Pavalgom ir tada jau einam link pirties. Nežinau, ar čia kad pavalgius, ar tiesiog į vakarą jau oras šalta, kažkaip šalta darosi.
Bet einam pažiūrėti, ką rodo pirtis. Kiek čia laipsnių rodo? 13 kažkur tai. Nu, kūrenasi. Nu, manau, kad dar turiu pasiruošęs tokią krūvelę malkų. Šitą sukūrensim. Tada, nežinau, jau gal užteks čia kūrent. Reiks tiesiog, kad ugnis baigtųsi ir dengsim likusį stogą ir žiūrėsim, kas čia. Nes čia gal ir 3 dienas kūrent, kad temperatūrą kažkokią pasiektum. Gal ir vis tiek jinai nepakiltų. Žodžiu, tai dedam dar malkų ir žiūrim, ką maksimaliai galima spausti. O čia įdomu, kiek man reikia laukti, kad aš galėčiau stogą. Nes pirmą tai būdavo įeini, tai pradeda smirdėti, sakykim, taip, tas visas smalkės. Dabar ką žinau, atėjau, tai žemė tik tai garuoja nuo drėgmės. Jo čia buvęs sniegas, tai drėgna. Tai žodžiu, tai aš jau čia gal galėsiu toj tą stogą dengt. Nereikia man laukti, kol ten užges ar kažką, jau čia tokios šarijos, kai tik likusios. Tai manau, kad dar duodu kelias minutės, tegul padega porą likus tokių pagalių. Ir reikia dengt stogą. 10 laipsnių. Toks sviruoja kažkaip, pirmai buvo 12, dabar 10, iš viso kaip čia nukrito. Žinot, kur didžiausi techniniai nesklandumai atsirado? Šilumos per daug. Temperatūra kyla, va, į lauką, kem 6 net įsinešiu. Bet esmė, biški plėvelė nelaiko šilumos. Aš aišku tokią baimę turėjau, kad šitą plėvelę. Kai pradėjo stogas dengtis, lydosi jinai, nesąmonė. Tai kaip man šiluma laikysis? Gal daugiau sluoksnių užsidės, gal biškių. Nes tiesiai virš pečiaus darai stogą ir lydosi. Ką daryt? Nebent turiu dar vieną variantą. Turim tos plėvelės, iš kurios jau buvo kažkada daryta pirtis. Jinai turėtų laikyti. Nu, plėvelės gabalą uždėjau ant viršaus ir žiūrim, kas darosi viduj. Termometrą galima irgi, nežinau, nu čia prie lauko sienos padėt. Pažiūrim, kiek pakils. Ir tada bandysim akmenukų. Blemba, bet... Eina savo. Nelaiko mūsų stogas. Žiūrėkit. Kažkaip sienos, tai dar kaip sienos. Jos tiesioginės kaitros matyti negauna. Nebent visą stogą su plėvelė dėt. Kol neatšalo, visą stogą dėt su plėvelė. Tai, aišku, sienos įdomu nepradės lydytis. Nes su stogu, tai va, aišku, visa kaitra į viršų kyla. Tai normalu, kad stogas pirmas. Manau, kad reikia stogą greitai nuplėšti ir uždėtą normalią plėvelę. Viskas, gana tų cirkų, einam į pirtį. Stogas jau iš rimto celofano. Ką, žinau, atrodo normaliai, nematau skylių. Ką, einam į pirtį. Bet, žinokit, čia ne taip viskas gerai, kaip atrodo. Gal celofanas ir įvairūs dalykai ne patys tinkamiausi dalykai pirčiai daryti. Aš jau persirengiau su chalatuku normaliai, ateini. Nueinam pažiūrėti, kas ten viršui, viduj. Nu, jinai, kad tikrai tokia būtų, tai nėra. Bet neaugi aš čia tą pirtį iš pradžių galvojau, kad nieko nebus. O galiausiai taip užsikačigarino, kad plėvelė neatlaiko. Dar vienas mano neapgalvotas dalykas. Termometras tai max 50 laipsnių rodo. Bet geras dalykas, kad termometras tiek rodo. Žemė garuoja. Nu 50 laipsnių pirtį pasiekta. Skaitau visai neblogai. Jeigu ne tas besilydantis stogas, nu tai super viskas būtų. Ir čia beje dar ant akmenų jokio vandens nepilta. Šiaip man tikrai smalsu.
Tai ar pirtis pavykus? Nu, sakyčiau, toks stiprus aš dabar suprantu, kodėl stogas lydas. Nes aš kai buvau atsitūpęs, taip žiūrėjau į tą židinį, nu, tai buvo visai šilta. Kai atsistoju, tai čia prie lubų, tai čia karšta, čia eina savo, čia ir tai dar čia, jeigu nebūtų tokių skylių, tai kiek čia laipsnių, čia geriau už visas vandens parkų pirtis. Nu gerai, biškį pabūnam, pasišildom. Bet tai man įdomu, tai kaip daro tas pirtis? Ar yra kažkokia speciali plėvelė, kuri ten belie kiek laipsnių atspari? Ar tipo jų tiek nekūrena ir tie akmenys jau, nu nesuprantu, nes aš tikrai iš pradžių galvau, kad čia tos akmenys nepavyks įkaitinti normaliai, o čia plėvelė lydas, dvigubas sluoksnis. Nu gerai. Reiškia, visai neblogai pavyko iškaitinti. Kitam kartui, kad išsitobulint, reikia plėvelės, tik tai kažkokios specialios. Kaip tai termometras taip ir laikosi ant max. Įdomu net, iš tikrųjų tada kiek čia tų laipsnių yra. Jums turbūt klausimas, kodėl aš pirty su chalatu? Aš tikrai nesitikėjau, kad čia bus taip karšta. Iš pradžio aš tikėjausi, kad bus galima įsmaudyti, tada tikėjausi, kad tiesiog sustriukė čia pabūsiu. Dabar galvoju, nu bent jau su chalatu. Galėčiau ir be, bet neturim vandens. Nu gal pabandom biškį ir vandenuko. Palaukit, gal termometrą reikia iš tos patalpos iš viso išnešti, nes nu, nieko turbūt blogo nebus. Matau, laukas garuoja, aš irgi garuoju. Eina savo. Pirma mintis buvo, kad pastatysim pirtį ir ją paliksim. Gal patys kitą kartą atvažiavę norėsim užsikurti, gal kažkam kitam, bet pravers kaip mum. Bet kadangi jinai taip plyšta, tai manau, kad nei gražu, nei tvarkinga, jeigu mes čia tai paliksim, tai tiesiog reikės tada sutvarkyti visus tos celofanus plyštančius. Ir šiandien bus turbūt tiek. Įgyvendintas projektas, apie kurį galvojau tikrai nuo seniau, vis neprisiruošiau, bet pagaliau. Pirtis pastatyta, pietus pasigaminti, puikiai praleistas laikas. Ar rekomenduočiau kitiem tokią savadarbę pirtį gaminti? Tam tikrus dalykus geriau apgalvojus ir žinoma saugiai. Nes kur ugnis, ten daug rizikingų dalykų, kaip sakiau, akmenys gali sproginėti, ugnis, visa kita. Kažkiek tai gal pritrūko, kad pilnai atlaikytų pirtis nesuplyšus. Būtų dar galima į jaketę kokį iššokt, būtų iš viso super. Bet šiaip pamatėm, kad temperatūrą galima tai pakelt, gerai kaitinti ir viskas super. Šiaip svarbiausia, puikiai praleistas laikas, pasidžiaugta viena iš, manau, jau tokių paskutinių žiemos dienų. Jeigu jau pažiūrėjai šį video, uždėk laiką, pasubscribink kanalą ir susitinkam kitam video. Iki!